čia kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius. Šios dienos reziumė. Dalyvau Fabijoniškių bendruomenės asociacijos posėdyje. Jame aptarėme ir derinome įvairias detalės susijusias su Fabijoniškių rajono renginiais. Taip pat susipažinau su 70 žmonių. Įdomiausia pažintis buvo su 88 metų senolio, kuris mielai mane priėmė savo bute. Nors bendravome rusų kalba, tačiau man tai ne problema. Bendravome apie viską – istoriją, politiką, žmonių santykius bei mentalitetą. Įdomu tai, jog šis žmogus gyvena Vilniuje dar nuo Juzefo Pilsudskio laikų. Tai tikrai buvo įdomu jo klausytis didžios gyvenimiškos patirties. Kitas patyrimas buvo tas, kad žmonės gyvenantys daugiaaukščiuose monolitiniuose pastatuose yra sunkiau pasiekiami. Kaip aš vadinu, užsibarikadavę. Tačiau vėlgi daugelį šių kliūčių man pavyko sėkmingai įveikti. Buvau pavaišintas arbata ir saldainiais. O užkopęs į 16 aukšto balkoną man atsivėrė labai graži Fabijoniškių rajono panorama. Šiam kartui tiek. Labanaktis.